Panašu, jog jau su praūžusia jūros švente taip pat greitai pasitraukia ir saulėtos bei karštos dienos mūsų krašte. Ir su vis labiau rimstančiomis Klaipėdos senamiesčio gatvėmis vėl nusistovi mūsuose būdingi orai ir ramybė. Tačiau jūros šventė paliko ne tik prisiminimus apie kaitrias dienas, gausybę renginių ar lankytojų bendrystę, bet ir kai ką daugiau, kas ne tik puošia Klaipėdos senamiestį, bet ir puoselėja istorinę jo atmintį. Vienas tokių simbolių – tai jūros šventėje Liepos 26 dieną iškilmingos ceremonijos metu atidengtas paminklas Lietuvos karinio jūrų laivyno kūrėjams, paminint šios karinės jūrų organizacijos 90 metų jubiliejų. Vieta parinkta išties neeilinė, tai Dangės krantinė prie Biržos tilto, priešais burlaivį Meridianas. Paminklas vaizduoja tarpukario Lietuvos karo jūrininką, simbolizuojantį Lietuvą kaip jūrinę valstybę ir jos siekį ginti teritorinius vandenis Baltijos jūroje. Kompozicijoje, be figūros, komponuotas stilizuotas karo laivo Prezidentas Smetona, borto fragmentas, su 4 svarbių laivyno kūrėjų vardais. Tai jūrų kapitonas Antanas Kaškelis, kapitonas leitenantas Povilas Labanauskas, atkurtos pakrančių apsaugos rinktinės vadas Juozapas Algis Leišis ir pirmasis pajėgų vadas flotilės admirolas Raimondas Baltuška. Kita gera žinia – puoselėjanti Klaipėdos senamiesčio veidą. Tai atnaujintos freskos, senamiesčio planas, atgimimas, turgus ir tiltų gatvių sankirtoje ant Lietuvos verslo kolegijos pastato fasadinės sienos. Galbūt miesto svečiams šis planas ir nėra pagrindinis orientavimosi aplinkoje pagalbininkas. Tačiau esame įsitikinę, jog neliks abejingų, kurie nepakeltų akių nuo savo telefonų ir nepasigrožėtų šią freską. Taip susipažindami su senosios Klaipėdos apmatais ir miestui būdinga kūrybos dvasia. Plane atvaizduotos ir įvardintos pagrindinės miesto gatvės, reikšmingi pastatai. Freska papuošta Klaipėdos herbu. Beje, ši freska buvo sukurta dar 2004 metais Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą proga. Bėgant laikui sienos freska nyko, tačiau ją labai pamėgo uostamiesčio gyventojai bei miesto svečiai. Todėl nuspręsta žemėlapį išsaugoti. Taip, šių metų balandžio mėnesį buvo pranešta apie čia pradedamus Turgaus gatvėje esančio pastato, pažymėto 21 numeriu fasado remonto darbus, o Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija pasisiūlė neatlygintinai atnaujinti šį uostamiesčio širdyje esantį kūrinį. Tad Klaipėdos gimtadienio išvakarėse senamiesčio planas atgimė naujam gyvenimui. Kaip dažnai kartojame, Klaipėda gražėja, o gyvenimas tęsiasi. Tokiame skubančio laiko sūkuryje tikimės, jog nepamiršite palaikyti ir mūsų idėjos, sukurti Klaipėdos televiziją, bei pasidalinkite šio video su bičiuliais. Tai padės mums augti kartu su Klaipėda. Iki susitikimo!